1951 metais Aleksote ant Mildos kalno buvo pastatyta nauja vidurinė mokykla, nuo kurios ir prasidėjo mūsų progimnazijos istorija. Tai buvo Kauno 17 vidurinė mokykla, tuo metu mokykloje tilpo 513 mokinių ir dirbo 28 mokytojai. 1977 metais rugsėjo 1 dieną duris atvėrė naujas mokyklos pastatas, kuriame buvo 25 kabinetai, aktorių sporto salės, valgykla bei stadionas. Ši mokykla buvo skirta 1284 mokiniams. 1995 metais įstaiga buvo reorganizuota į progimnaziją ir pavadinta žymaus Lietuvos aviacijos inžinieriaus bei karo lakūno ir lėktuvų konstruktoriaus Jurgio Dobkevičiaus vardu. Šiuo metu progimnazija vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ypatingą dėmesį skirdama meniniam ugdymui bei sustiprintam anglų kalbos mokymui nuo 2 klasės. Tai sveiki, čia esam su istorijos mokytoja Edvinu ir šiandien mes jums turim keletą klausimų. Tai kaip pasikeitė jūsų manimas, kai atėjote į šią mokyklą? Kaip pasikeitė mano manimas? Jo. Mąstysena gal, ar ne? Mąstysena manimas. Iš esmės sutikau aš irgi šitos naujo, toks kaip gyvenimo etapas, ar ne, prasidėjo naujas ir iš tikrųjų labai įdomu buvo pradėti šitoje mokykloje. Kaip žino, čia mano pirmoji mokykla, kur jau oficialiai dirbu ir kaip čia leidžiu savo šaknis visas, ar ne. Ir palyginus su visais kitais mano darbais būnant, tai čia visiškai kitokia specifika darbo yra ir tiesiog gera atmosfera, kiekvieną dieną kažkas naujo ir esu patenkintas dėl to. Ji pašviesėjo, atsirado daugiau šypsenų ir daugiau vardų žinau, tai tikėtina, kad pokytis į gerą. Ir kaip pasikeitė ši mokykla per jūsų darbo laiką? Šios mokyklos augimas tai yra tas dalykas, kurį būtų galima pasakoti kiekvienam, kam rūpi mokykla, nes kada aš atėjau dirbti šią mokyklą, ji buvo labai sumažėjusi, ženkliai sumažėjusi, kažkodėl tai nepatraukli mokiniams ir atrodė, kad galbūt net ir užsidarys. Bet tuomet pradėjo dirbti mūsų direktorė Lina Viršilienė, labai stengiasi daryti daug dėl savo mokinių ir kažkaip tas geras garsas pasklido mieste. Ir bakalaureato idėja buvo ta idėja, kuri pritraukė daug žingeidžių mokinių ir šiandien mes turim tokią mokyklą, kuri yra tiesiog auganti ir visi čia nori mokytis. Tai labai graži istorija mūsų mokyklos. Ačiū labai. Ar mokyklos bendruomenė yra gera? Gal žodis gera nėra tinkamas, mokyklos bendruomenė turi būti vieninga arba priimanti kiekvieną jos narį. Tai ar jinai tokia yra? Jinai tokia siekia būti. Mes vis dar turim kur tobulėti. Mokyklos bendruomenė, jeigu ji jau yra, tai vadinasi yra gera, nes bendruomenė pirmas darbas yra suburti, kad ji būtų. Tai mūsų bendruomenė yra unikali, nes daug vaikų, daug tėvelių, mokytojų, labai džiaugiuosi mūsų bendruomenė. Su mokyklos bendruomenė tikrai neturiu nieko labai daug pakomentuoti, tik tai gerus dalykus galiu pasakyti. Tikrai šilta bendruomenė labai greitai priėmė mane ir į mokytojų kolektyvą, vaikai irgi labai greitai priėmė mane kaip mokytoją. Taip pat irgi gazdino, atsimenu, universitete visur, kad oi, čia bus tragedijos, ten, oi, tėvai galvas nuraus ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai ne. Viskas labai yra džiugu, smagu. Be abejo, yra tam tikrų problemų, bet tai čia neišvengiama visuose darbuose yra ir tikrai bendruomenė yra nuostabi mokyklos. Koks yra smagiausias įvykis nutikęs šioje mokykloje? Kiekvieną dieną kažkas įvyksta, bet tikriausiai vienas iš tokių labiausiai širdį pagloščiusių įvykių yra tikrai tas, kurį man surengė, suorganizavo auklėtiniai. Tai va štai šitame kieme, atsimenu, vieną kartą atsidarau langus, nes kažkas labai triukšmauja per pamoką, o ten mano auklėtiniai tiesiog ant didžiulių tokių popierių užrašė: mes jūs mylim, auklėtoja. Tai buvo va tokia diena kaip šiandien nuostabi, tai man taip ir liko širdį, kad jie mane myli ir niekada nepamirš. Mano smagiausias įvykis? Čia reikia netgi pagalvoti šiek tiek galbūt. Gal aš turėčiau
pasakyti, kad smagiausias įvykis tai būna kiekvienais metais aštuntokų atsiskaitimas, kur nestandartinė forma reikia pristatyti valstiečius, dvasininkus ir kilminguosius. Visada smagu, visada įdomu pasižiūrėti mokinių kūrybingumą, taip pat labai smagu, kaip jūs interpretuojate tą užduotį, kaip jūs pasižiūrite ją. Tai aš sakyčiau, taip, kiekvienais metais čia yra smagiausia. Vakar įvykęs įvykis, aš grįžau po pertraukėlės ir lauke pamačiau žaidžiantį 1-8 klasės mokinį lauke krepšinio aikštelėje, nuėjau palaikyti kompanijos trumpam ir nepataikiau labai daug metimų, pamatė šeštokų gal klasę, aišku, stebėjosi, negražiai stebėjosi, kad aš nepataikau ir tik jie nuėjo ir aš iš vidurio pataikiau netikėtai. Tai pats smagiausias įvykis, tai dabar sakiau, sklis legenda, kaip pavaduotojas nepataiko iš po krepšinio, bet pataiko iš vidurio. Nu tai va, turėsime ir naują legendą. Ir tada toliau, kiek laiko dirbate mokytojų? Aš ne mokytojų dirbu, aš pavaduotojų dirbu, tai 5 metų nuo rugsėjo 10. Tai 17 metų. Wow, šties daug. Jurijus Zapkevičius buvo lietuvių karo lakūnas ir lėktuvų konstruktorius. Jis buvo pirmasis profesionalus lėktuvų konstruktorius Lietuvoje. Jis yra suprojektavęs 3 lėktuvus – Dobi 1, Dobi 2 ir Dobi 3. Taip pat jis buvo oro eskadrilės vadas ir dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomenės junginiais. 1992 metais kovo 20 dieną Kauno Jurijo Zapkevičiaus progimnazijai buvo suteiktas jo vardas ir jo žuvimo vietoje buvo pastatytas paminklas.